Na ką, sveiki visi. Vėl turime gražų vakarą. Truputį plečiant sąmonę, truputį pabūnant su savim, truputį gaunant kažkokių naujų suvokimų. Tai šiandien tema, kuri sulaukia labai daug susidomėjimų, iš tikrųjų, net nesitikėjau, kad taip jūs reaguosite, bet tai mane labai džiugina. Todėl, kad taip mes visi norime žinoti, kaip bendrauti su visata, ar ne? Ir dažnai mes žinome, kaip tą daryti, bet kažkur dienos bėgyje, rutinoje, bėgam, užsimirštam, įsisukam į tą patį proto žaidimą ir tiesiog gyvenam vėl tą patį gyvenimą, kurį gyvenam net iki tol, kol žinojom. Tai šiandien aš tiesiog sudėliosiu tą galbūt aiškę struktūrą ir ištransliuosiu vis tik, kaip bendrauti su visata, ar ne, kaip teisingai transliuoti žinutę visatai, teisingą žinutę visatai. Mes labai dažnai norim to, norim mano, ir kai gaunam, pasižiūrim, kad visai ne taip norėjau, visai ne to norėjau. Ir visa paslaptis yra, kaip jau ir minėjau įraše apie šį video, tai energija, dažnis, vibracija. Ir Nikola Tesla, tyrinėjęs ir atradęs daug, įnešęs į žmonijai daug visokiausių atradimų, yra pasakęs, jeigu nori suprasti visatos paslaptis, mąstyk energijos, dažnio ir vibracijos kalba. Ir anksčiau aš tikrai niekaip negalėjau suprasti, ką tie žodžiai reiškia, ką Nikola Tesla to nori pasakyti, bet šiandien galima sakyti taip, kad aš pati priėjau to suvokimo, tyrinėdama save, savo būsenas, savo vidinės vibracijas ir savo gyvenimo kalnelius, duobes. Ir jeigu jūs galvojat vėlgi, kad kažkur augi ir sustoja ir nebereikia augti, tai šitoje vietoje yra klaida, augimas yra begalinis ir mūsų augimas vyksta tarsi spiralė aukštyn. Ir prieš kiekvieną pakilimą, kiekvieną žmogų ištinka, sakykime, kažkokia tai vidinė krizė, kažkoks vidinis galbūt sąstingis. Vieni eina į atsitraukimą, kiti į nusinulinimą visiškai visko, kas yra, kiti į laiką savo. Ir aš tą periodą išgyvenau 9 mėnesius, kaip tik dabar suskaičiavau, man šitas naujas pakilimo spirale etapas prasidėjo gruodžio mėnesį ir pasibaigė rugpjūčio pradžioje. Pasibaigė jisai, sakykime, tuo mano išbuvimu 10 dienų tyloje ir ramybėje, tai yra vipasana. Ir aš jaučiu, kaip jau iš tos spiralės, ar ne, žodžiu, mes pakylam, kažkurį laiką mums labai patogu, mums labai komfortiška, mums labai gera. Ir po to, jeigu mes neišsakom noro augti, tada prasideda tokia buvimas, nuobodybė, komforto zona. Bet jeigu mes esame išsakę ketinimą augti, mes pradedam jausti diskomfortą. Ir tada pradeda kilti tos sunkios programos, visokios, kurios trukdo pakilti aukščiau. Kaip sakiau, kad mūsų augimas vyksta į abi pusės, ar ne? Kuo aukščiau pakylu čia savo sąmonės lygmenį, savo suvokimą, tuo giliau kabinu kažkokias sunkias programas. Tai štai, ir pakyla tos sunkios programos. Ir tada reikia su jom pradirbti, ar ne? Pradirbti, išbūti, išgyventi, nusinulinti, kaip kiti sako. Ir kai jau tas procesas įvyksta, mes pakylam vėl į naują lygį. Ir visa tai labai padeda žinojimas, kaip veikia visata, supratimas, kad nieko su manim blogo čia neįvyko, kad tai naujas etapas, kad dabar reikia tai išbūti. Tai yra praeitos paskaitos tema - nereaguoti į tai, kas vyksta, nereaguoti, neužsukti naujos karmos, tiesiog išgyventi, išbūti, nes mes visą gyvenimą patiriam per kūno pojūčius. Ir jeigu dabar tie kūno pojūčiai yra tokie, kurie man nepatinka, ar ne, kaip pas mane buvo pakilusi visiška beprasmybė, kuri kilo iš išdidumo, iš nesutikimo gyventi taip, kaip yra,
Išbūti, išgyventi, ištyrinėti, išsilaižyti žaizdas, ar ne, ir leisti savo pereiti į naują aukštesnę vibraciją. Tai šiandien aš kalbu apie tiesioginį pokalbį su visata. Kai mes kažko prašom visatos, mes labai dažnai neteisingai prašom. Mes prašom per maldą, per aukos vaidmenį, per trūkumo poziciją. Ne? Kai aš prašau, aš esu prašytojas, aš esu trūkume, aš neturiu. Ir dažniausiai mes prašom visai ne to, ko norim, ne? Nes mus visata supranta per vibraciją. Ir jeigu mes sakom, kaip man sunku, kaip man negera, padėk, gelbėk, ar ne, ką aš spinduliuoju visą laiką tą tokį sunkumą. Sunkumą, negalėjimą, aukos poziciją. Ir reiškia, kad visata mane girdi taip, kaip užsakymą. Ir tada, kas yra, jinai neveda manęs, netempia, nerodo, neatsiunčia situacijų, kurios rezonuotų su to, su ko aš noriu. Bet atvirkščiai mums siunčia dar daugiau to, ko aš nenoriu. Tai aplink mus yra energija vibruojanti skirtingais dažniais. Ir norint turėti tai, ko nori, reikia susitapatinti su norimos vibracijos dažniu. Tai mūsų gyvenimo kokybė, kaip jau ir minėjau įraše, priklauso visiškai nuo mūsų spinduliuojamos vibracijos, nuo mūsų vidinio magneto. Ką aš spinduliuoju, tą aš pritraukiu. Aplamai viskas, gausa, santykiai, realizacija, mūsų talentai, mūsų kūryba, sveikata, emocinė būsena. Ir jeigu mes sugebame tai pamatyti, tai jeigu jūs galvojat, kad galima paimti ir peršokti, ar ne, tai yra dabar jaučiau baimę, jaučiau nesaugumą ir staiga peršoksiu, pradėsiu jausti saugumą, vibruoti drąsą, džiaugsmą, ne. Tarp to ir to yra tiltelis. Ir tas tiltelis yra darbas su savimi, darbas su emocijomis. Tai yra išmokti pažinti savo emocijas, išmokti emocinius blokus atrasti, išmokti juos paleisti, transformuoti ir tokiu būdu tai yra tiltelis, vedantis iš sunkios emocijos į aukštą emociją. Tai reiškia, kad pirmiausia, mes turim pripažinti, kas manyje vyksta, pastebėti, kokį užsakymą aš siunčiu visatai, ką aš dabar siunčiu. Bijau, nerimauju, įsitempiu, kontroliuoju, žema savivertė, galvoju, kad nesugebėsiu, man nepavyks, esu aukos vaidmenį. Ir visa tai yra žemos vibracijos, ar ne, žemo dažnio vibracijos. Ir pasaulį galima suskirstyti į sluoksnius, ar ne? Galima suskirstyti į sluoksnius. Sakykime, kad žemas sluoksnis tai yra pačių žemiausių vibracijų, kuriame gyvena žmonės patiriantis skaudžiausias patirtis. Tai yra sunkios ligos, benamiai, vagystės, žmogžudystės. Tai yra pats sunkiausias sluoksnis, pats žemiausias sluoksnis. Ir tie žmonės, kodėl jie yra tame sluoksnyje ir kodėl jie negali išlipti į aukštesnį, todėl kad jie randasi šitoj sunkioj emocijai. Pykčio, neapykantos, godumo, pavydo, agresijos, nuoskaudos. Ir tie žmonės, kurie sukelia kitiems žmonėms skausmą, jie patys yra vaikystėje patyrę daug skausmo, ten iš jų buvo tyčiotasi, prievartauta galbūt, valgyti neturėjo ko. Ir tokiu būdu juose gyvena šita nuoskauda, šita agresija, kuri rezonuoja su pačiu žemiausiu sluoksniu. Ne? Ir toks žmogus, kad išliptų, jis turi nustoti. Tai yra viską paleisti ir pradėti vibruoti atjautą, meilę, pasitikėjimą. Ne? Tai va tai ir yra darbas su savimi, tas tiltelis. Toliau aukštesnis sluoksnis yra, kur žmonės gyvena visai neblogai, turi jėgos, gali pasiekti netgi didelių tikslų, bet šita energija, jinai yra sunki tuo, kad mes einam per kovą, per pyktį, per troškimą. Tai yra tokia zona, kurioje gyvena dauguma žmonių, ar ne? Ir vėlgi, tam, kad iš jos išlipti, reikia sustoti.
nustoti pavydėti, nustoti trokšti, nustoti kovoti ir pradirbus su savimi, ar ne, pradėti vibruoti tai, ko aš noriu, tai, kame aš noriu būti. Sekantis aukštesnis sluoksnis, kurį aš įvardyčiau, jau yra toksai, kuriame dauguma žmonių labai norėtų būti. Ir galbūt iš jūsų kažkas jau jame gyvena, tai yra, kai mes patirime dažnai drąsą, ryžtą, kai mes esame priėmime, mes nustojam smerkti, mes nustojam teisti, mes suprantam, kad tai nepadeda nei man, nei kitam. Jau šitam sluoksnį mes suprantame, kad gyvenimas vyksta ne iš išorės į vidų, bet iš vidaus į išorę. Čia jau atsiskleisti gali mūsų kūrybiškumas, produktyvumas, energingumas, mes jau turim energijos, mes turim noro gyventi, mes turim vietos džiaugsmui ir tokiu būdu mes kuriam dar geresnį savo rytojų, ar ne? Tada dar aukštesnis sluoksnis yra išmintis. Tai yra galios centras, tai yra išsiplėtusi mūsų sąmonė ir šitoj vietoje mes esam labai labai efektyvūs. Mes turim daug minčių, daug idėjų, daug būtent išminties, ar ne? Mes nebeklaidžiam, nebeieškom, bet mes tiesiog einam, esam tėkmėje, einam, žinom, kur einam, žinom, ko norim, mums galvoje verda visokie projektai, kurie neša didžiulę naudą žmonijai. Ir mes esam tokie kaip tėkmėje, kaip ant bangos, ne? Bet vėlgi, visi sluoksniai gali po truputį kaitaliotis, ne sluoksniai kaitaliotis, o mes sluoksniuose. Mes galim ir pakilti, ir nusileisti, ir labai aukštai pakilti. Iš pačio aukščiausio į patį žemiausią mes krisim tik tokiu atveju, jeigu mes nesuvoksim, tai yra mes nebūsim atidirbę šito tiltelio. Bet jeigu jau yra atidirbtas tiltelis, mums į patį žemiausią sluoksnį iš to aukštesnio, sakykime, iš išminties sluoksnio jau grįžti nepavyks, todėl kad mes turim labai aiškius suvokimus, kad viskas, kas vyksta, vyksta manyje, ar ne? Kad išorė nieko dėta, kad visos programos yra manyje, kad tai yra tik jausmai, su kuriais aš kovoju, kad reikia išbūti. Tai reiškia, kad mes nebenusileisim į gėdos, kaltės, apatijos, sielvarto, baimės, neapykantos, troškimo, pavydo, gobšumo sluoksnį, nes mes jau būsim pakankamai aukštai pakilę, o tam, kad pakilti aukštai, mūsų sąmonė turi būti išsiplėtusi. Mes galim svyruoti tarp tų lengvesnių sluoksnių. Toliau dar aukštesnis sluoksnis tai yra ramybė, džiaugsmas, meilė ir dėkingumas. Dėkingumas yra be galo aukšta vibracija ir dauguma mokytojų, vedlių, kurie galbūt neturi kažkokių kitų įrankių, kaip darbas su emocijomis, ar ne, siūlo naudoti dėkingumą. Ir iš tikrųjų, kas geba ne per protą išeiti į dėkingumą, bet per širdį, tas gali labai lengvai pakilti į tą aukštesnį sluoksnį. Paskui aš paaiškinsiu visą tą mechanizmą, bet dabar tiesiog noriu apžvelgti sluoksnis, ar ne? Ir čia jau yra tokia būtis, ar ne, vienis su viskuo, leidimas viskam būti. Čia jau mes nebeabejojam, ar aš einu savo keliu ar ne savo keliu, tai yra savirealizacija, sinchroniškumas, pajautimas, toks atjauta begalinė, suvokimas viso pasaulio vyksmo, visatos, visų dėsnių suvokimas čia jau yra, ar ne? Tai yra, kad kuo mes esam aukštesnioj sąmoniai, kuo mes esam aukštesnioj vibracijai, tuo daugiau išminties, mūsų vidinės išminties mums išsipakuoja, arba mes turim labai aišku susijungimą su visatos informaciniu lauku. Ir šitoj vietoj, kai mes jau pakylam tikrai į tą ramybę, vidinę balansą, džiaugsmą ir meilę, jau mes tikrai niekaip nebenukrisim į apatinį sluoksnį niekada, nes šitoj vietoj yra vidinė galia, vidinis sąmonės išsiplėtimas ir labai aiškus žinojimas. Labai aiškus žinojimas, kad viskas, kas vyksta, vyksta dėl manęs, dėl mano augimo, dėl mano dar gilesnių sluoksnių išvalymo. Nebelieka jokio kaltinimo, lieka tiesiog suvokimas, supratimas, kad dabar taip yra, nes dabar taip yra. Na ir pats aukščiausias sluoksnis yra nušvitimas, tai kai aš tiesiog esu. Aš tiesiog esu ir viskas, kas vyksta, tiesiog yra. Ir
Dabar, kai mes susiderinam su šitais sluoksniais, kas gaunasi, kai mes save pakeliam, kai mes pakeliam save iš sunkių emocijų, kai mes pakeliam save iš kovos, kai mes pakeliam save iš nesaugumo. Mūsų DNR grandinė, jinai, kai mes esame įsitempę, jinai yra susisukusi, susispaudusi. Ir tada ląstelė negauna teisingos informacijos, kaip jai sveikai dalintis, vystytis, kaip atsiskleisti, kaip išlaikyti tą jaunatviškumą, ar ne? O kai mes esam jau aukštesnės vibracijos, mūsų DNR grandinė išsivinioja, išsipakoja. Ir kas gaunasi tada, kai mes esam aukštos vibracijos, aukšta vibracija yra tokia dažna ir aukšta, ar ne? Jinai išpakuoja mūsų talentus, mūsų kūrybinius gebėjimus, mūsų amatus, kažkokius tai, ką mes jau esam įgiję per gyvenimus. Netikėtai atsiskleidžia kažkokie begaliniai kūrybiniai talentai, kuriuos mes galime tiesiog imti, eiti ir daryti. Ar tai piešti, ar tai lipdyti, ar tai ten stalius, pavyzdžiui, ar ne? Mums nebereikia mokytis. Jeigu mes tik tai leidžiam savo išeiti į tą aukštą vibraciją ir leidžiam savo joje būti, nešokinėjant pirmyn atgal, žemyn aukštyn, mums atsiskleidžia mūsų talentai, kurių nereikia mokytis, kuriuos mes jau esam įgavę praeitose gyvenimuose. Ir tokiu būdu mums dar lengviau darosi gyventi ir patirti tą pilnatvę ir džiaugsmą šiame pasaulyje. Taip, aš dabar pažiūrėsiu, ar jūs neparašot kokių klausimų. Jeigu jums kyla klausimai, klauskit. Tuoj minutę užmėsiu akį. Taip, sveiki, labukas, labas vakaras. Tai va, gerai, klausimų pakol kas nematau. Tai tie žmonės, kurie sugeba nutiesti šitą tiltelį, žinodami, kaip veikia visata, tai yra pirmiausia, ką aš turiu padaryti, pirmiausia, aš turiu pastebėti, atsirinkti, kame aš esu. Kokioj emocijoje dažniausiai būnu? Žmonės paprasčiausiai, kaip pasakyti, dauguma žmonių dažniausiai randasi nerime. Nerime, įtampoj, pergyvenime, tokiame susirūpinime. Ir tai nėra ta vibracija, kuri mums sukurtų gyvenimą džiaugsme. Ne? Nes tol, kol mes esam susikaupę, susirūpinę, įsitempę, tol mes ir kuriam tai. Tai kai mes iš to išeinam, kai mes pakeliam, sukuriam, ne tą tiltelį, pakeliam savo vibracijas, mums automatiškai gerėja sveikata, didėja komforto zona, komforto jausmas mūsų pačių kūne. Mes jaučiame savo kūne žymiai geriau, nes paprastai mes atsiskiriam aplamai nuo kūno ir ignoruojam kūno pojūčius, ignoruojam kūno signalus, nes mums jie nepatinka. Kaip minėjau, mes visą gyvenimą patiriam per kūno pojūčius, bet labai daug žmonių yra aplamai užsiblokavę. Ir jeigu pas mane ateina naujas žmogus, kuris visiškai nėra susidūręs su jokiom praktikom, tai pačioj pradžioj, ką tenka daryti, tai tenka nuvesti žmogų į ten, kuris pradeda jausti jausmus, kuris pradeda jausti kūną, tai yra integruotis į kūną. Labai dažnai mes esame atsiskyrę. Tai kai mes pakeliam savo vibracijas, mes jaučiamės komfortiškai savo kūne, mes mylim savo kūną. Mūsų protas tampa aiškiu, skaidriu, greitu, kaip kompiuteris. Mums tada lengva mokytis, mums tada lengva išmokti naujas kalbas, išstudijuoti kažkokias aukštas technologijas, įsisavinti naują medžiagą. Atsiranda daug vidinės ramybės, vidinė pusiausvyra. Mes pradedam jausti tą vadinamą ryšį su tuo, kas aš esu. Tai yra, mes labai aiškiai pradedam jausti, kad aš esu ne tik tas fizinis kūnas, kad aš esu gerokai daugiau, gerokai plačiau. Ir iš tos būsenos mes pasaulį matom visai kitaip. Tai aukšta energetinė vibracija reiškia tokį spartų augimą, spartų savo vertės augimą, spartų savo vidinės galios augimą, stiprėjantį gyvenimo džiaugsmą, meilę, pilnatvę ir realizaciją. Ar ne? Mums labai svarbu yra, kad mes
nesiblaškytume, kad mes nustotume galvoti, tas darbas ar ta veikla mano, tie santykiai man ar ne man. Mes tiesiog, kai išeinam į aukštą vibraciją, mes tiesiog žinom, kad va taip yra teisinga, kad va tai yra mano, kad tai yra mano kelias, kad tai yra mano paskirtis, kad tai yra tai, ką aš su kokiu tikslu atėjau į šią žemę. Nes iš vienos pusės buvimas žemėje neturi iš esmės jokio kito tikslo, kaip tik tai išeiti iš samsaros rato, ar ne? Bet iš kitos pusės mes čia atėjom tam, kad įgytumėm patirtį, susipažintumėm su jausmais, nuo ko mes labai labai stipriai bėgam, kad atneštumėm kažką, kažkokį gėrį įneštumėm, kad savo kažkokią dalelę atskleistumėm, įneštumėm į žmoniją kažką tokio, kas yra unikalaus mumise. Unikalaus, mes kiekvienas esam unikalus ir kiekvienas savyje slepiam kažkokį tai ypatingą talentą, ypatingą žinią, ypatingą pranešimą, kažką labai labai ypatingo. Ir pažiūrėkit, kiek dabar yra atsiskleidusių jau žmonių, kurie, jeigu paimtumėm prieš 10 metų, buvo vienetai, ar ne? O dabar jau yra kiek daug žmonių atsiskleidusių, kurie dalina tą gėrį, dalinasi su gėriu savaip per kiekvienas unikaliai, kiekvienas per save, per savo atskleistą talentą. Tai supraskite, kad kiekvienas iš mūsų esam unikalus, kiekvienas iš mūsų turim tą unikalų grūdelį, kurį ir atėjom čia pasėti, pasidalinti, pranešti kitiems apie tai. Ir tada, kai mes gyvenam pagal savo paskirtį, mums nieko nebetrūksta. Mums nieko nebetrūksta, mes jaučiame pilnatvę, pilnai realizuojantį save, pilnai išpildantį savo užduotį ir tuo metu, tokiu būdu palaipsniui mes galim kilti į tą išsilaisvinimą nuo sekančių skaudžių patirčių žemėje. Ne? O visas sielos tikslas ir yra augimas tol, kol išauksim per visus sluoksnius, kuriuos aš minėjau, ar ne, pats žemiausias, dar vis žemas, tada aukštesnis, tada vidutinis, aukštas ir labai aukštas. Tai mūsų sielos tikslas yra augti, tai skilti tais sluoksniais. Ir tai mes galim daryti 1000 gyvenimų, arba tai mes galim dabar, kai yra žemės pakilimo energija, kuri padeda mums kilti, paimti, susikaupti, skirti laiką, metus, 2, 3, 4, nesvarbu, ir pakilti maksimaliai aukštai tiek, kiek aš galiu šiame gyvenime pakilti, tam, kad išmokti gyventi va toje darnoje, tame susikalbėjime su visata. Ir tokiems žmonėms manifestacija vyksta labai labai greitai, labai lengvai ir labai labai aiškiai ir suprantamai, nes toks pakilęs į aukštą vibraciją žmogus, jisai tiesiog žino, išmano visatos veikimo principą. Tai šiandien ir yra tai, ką aš jums noriu danešti, visatos veikimo principą. Ir kai jūs tai suvoksit, tai yra, ką reikia suvokti? Kad nėra prasmės bijoti, nerimauti, smerkti, reikalauti, kovoti, reikšti pretenzijas, prašyti, maldauti, būti aukoje, nusižeminti, nepasitikėti, ten norėti iš kitų meilės ir pritarimo, ieškoti saugumo, apsistatant ginklais, šunimis, signalizacijomis. Ne apie tai. Jeigu aš esu baimėje, neapykantoje, kovoje, tai aš nesuprantu visatos veikimo principų. Nesuprantu visatos veikimo principų. Išorėje priešų nėra. Viskas yra mano viduje, aš kuriu išorę. Ir jeigu va šitą momentą aš suprantu, ne, tada užsiduodu savo paprastą klausimą, tai kokia prasmė bijoti? Net jeigu įvyks tai, ko aš bijau, tiesiog tai tik kūno pojūčiai, kurie man nepatinka. Leisti jiems būti, priimti, sukurti tiltelį. Ne? Kai mes priimam tai, kas mums nepatinka, energija transformuojasi į aukštą energiją. Tai reiškia, kad jeigu aš esu labai labai stipriai nesaugumo jausme, aš sutinku išbūti, išgyventi, patirti nesaugumo jausmą, pripažinti,
neapsistatant barikadomis, neužslopinant ir ignoruojant, bet pripažinti, va dabar taip yra. Ar ne? Ir kai aš pripažįstu, išjaučiu, paleidžiu, tada aš turiu saugumą. Tada aš turiu saugumą. Ir kai aš vibruoju saugumą, visata supranta, kad mane reikia saugoti. Man reikia sukurti apsaugos ratą, kokoną, kilimą nutiesti, kuriuo eidama aš nepatirsiu nieko, kas man pasirodys kaip nesaugu. Viskas yra manyje ir užsakymas visatai gali būti iš tos rankos, iš nesaugumo, arba iš tos rankos, iš saugumo. Bet dirbtinai saugumo jausmo nesukursi. Ne? Todėl reikalingas tas tiltelis. Ir tas tiltelis tai yra darbas su savimi, darbas su emocijomis, darbas su savimi per meditaciją, per dėkingumą. Yra daugybė metodų, daugybė būdų. Yra ho'oponopono, yra joga, yra daugybė dalykų, per ką mes galime įeiti. Su kuo dirbu aš, tai yra grynai darbas su emociniais blokais, su pasąmoninėmis programomis, paimant šitą, nutiesiant tiltelį, transformuojant ir ateinant į šitą, į resursinę būseną. Ir kai mes esame resursiniai būsenai, mes kuriam iš resursinės būsenos. Tai sveiko žmogaus vibracija yra nuo 62 iki 78 MHz. Ir jeigu mūsų kūno vibracija nusileidžia žemiau negu 58, mes pradedam patirti kūno ligas. Kūno ir proto, psichikos ligas lygiai taip pat. Ir jeigu mūsų vibracijos nusileidžia dar žemiau 53, tada šitoje vietoje jau prasideda mūsų visokios sunkios ligos, vėžinės ligos, Alzheimeriai, dimensijos, paralyžiai ir netgi tos traumos, kurios mus pasodina į invalido vežimėlį, tai yra viskas jau, kai mūsų vibracijos yra labai stipriai nukritusios. Lygiai taip pat nuo mūsų vibracijų dažnai priklauso mūsų gausa, mūsų finansai, mūsų gebėjimas save realizuoti, mūsų gebėjimas uždirbti pinigus. O pinigus mes uždirbam per gebėjimą duoti pasauliui gėrį. Ar ne? Tai yra būti naudingais pasauliui. Jeigu tu sėdėsi, medituosi tik gausą ir nieko neskleisi šitam pasauliui, irgi gali nukristi kažkoks netikėtas dalykas, bet tai labiau yra vaiko pozicija. O jeigu mes einam į atsakomybės ir suaugusio poziciją, mes suprasim, kad tai yra balansas, ne? Kiek aš išspinduliuoju per džiaugsmą, per gėrį, per dalinimąsi, tiek aš ir gaunu. Ir mano vibracijos aukštos, ir mano gausos lygis aukštas. Sveikata, gausa, santykiai tas pats. Ar ne? Jeigu aš esu žemoj vibracijoje, jeigu aš esu pyktyje, aš turiu daug nuoskaudų, tai kokią aš santykį galiu sukurti tik iš trūkumo. O iš trūkumo santykis neatneš man nei džiaugsmo, nei laimės. Ir aš ten nenorėsiu dalintis, aš ten norėsiu tik gauti. Bet jeigu aš ateinu į santykį, pakeitus, nutiesus tą tiltelį, ar ne, nuo didelių nuoskaudų, praradimų, išdavysčių, palikimų, fizinio smurto ar psichologinio smurto, seksualinio išnaudojimo, jeigu aš visą tai sugebu pradirbti, nutiesti tiltelį į pasitikėjimą, priėmimą, suvokimą, kodėl tai buvo, kodėl man būtent taip nutiko, kodėl su manimi taip elgėsi, ar ne? Aš transformuoju šitas energijas, pereinu į aukštą dažnį, į pilnatvę ir aš santykiuose į santykį galiu eiti su noru dalintis, su noru duoti, su noru pripildyti, išsiskleisti sinergetiškai, kurti. Tada santykis bus toks, kuris mane džiugins, aukštos vibracijos. Taip, kad viskas nuo mūsų vibracijų, o tai reiškia nuo mūsų emocinės būsenos, priklauso visas mūsų gyvenimas. Ne nuo to, kokie buvo tavo tėvai, ne nuo to, koks yra tavo sutuoktinis, kokie yra tavo vaikai, koks yra tavo darbas, kokie yra tavo darbdaviai, kur tu gyveni, mieste ar kaime. Ne nuo to. Viskas priklauso nuo to, ką aš vibruoju. Viskas visatoje yra energija. Ir viskas, kas mūsų supa, susideda iš energijos.
Kiekviena energija turi savo vibracinį dažnį. Ir mūsų Žemė turi savo vibracinį dažnį. Ir nelaimės dažnis yra 0,1 herco. Tai reiškia, kai aš jaučiu nelaimę, aš labai stipriai smugdau savo vibracijas. Baimės yra tik 2,2 herco. Apmaudas 3,3 herco. Erzinimasis, piktinimasis, nesutikimas yra 1,9 herco. Įsivaizduojate, jeigu mūsų normali būsena yra 60, kiek? 62, 78, nuo 62 iki 78, mūsų normali būsena. Ir jeigu mes nuolatos save palaikom šitoj žemoj vibracijai, negalėjime, aukoj, pyktyje, baimėje, tokioj žemoj, ar ne? Pykčio priepuolis 0,5 herco. Stipriai muša mūsų vibracijos. Puikybė 0,8. Pyktis paprastas 1,4. Išdidumo 3 hercai. Nevertinimas, abejingumas, priešiškas nusiteikimas 1,5 hercai. Ir tokiu būdu mes save žeminam, įsukam į tą sunkią emociją. Vibracija yra emocija. Vibracija yra emocija. Mūsų kūnas vibruoja per mūsų emociją, per mūsų jausmą. Ar ne? Jeigu aš esu sunkiame jausme, aš žeminu savo kūno vibracijas. Jeigu aš esu aukštos vibracijos jausme, aš keliu. Dėkingumo vibracija ačiū, kuri yra išjausta per protą. Pavyzdžiui, kai aš pradėjau ieškojimo kelią ir skaičiau labai daug knygų, nes tiesiog kabinausi, gėriau, ieškojau būdų, kaip man išeiti iš tos labai sunkios vidinės būsenos, aukos pozicijos, kaltės jausmo, baimės, kaip toliau gyventi, to finansinio nepritekliaus, sveikatos sutrikimų. Ir aš labai daug ieškojau. Ir radau tokią knygą Laimės kodas. Ir ten buvo parašyta, kad tu pradėk dėkoti. Ir ne? Tai yra atleisk ir pradėk dėkoti. Ir pas mane tas padėka, tas ačiū, jis buvo suvoktas per protą. Jis negalėjo būti išjaustas iš širdies, kadangi pas mane buvo ta kairė ranka, į dešinę ranką, į dešinę poziciją aš nenusitiesiau tiltelio, aš tada dar neturėjau įrankių, nežinojau kaip. Čia buvo daug nuoskaudų ant tėvo, sakykime labiau, ant buvusio vyro, daug pykčio, daug įsižeidimo, daug visokių kaltinimų, ar ne, priekaištų. Ir kaip aš galiu vibruoti dėkingumą, jeigu aš vis tiek esu to emocijai, tai per protą suvokus, kad man tai kenkia, aš pradedu dėkoti, sakyti, ačiū už tas pamokas, ačiū tą, bet tai yra tik per protą nesuvokta ir tai jau yra 45 hercai. Ar ne? Jaučiat skirtumą, kur buvo 0,5, 0,8, 1,9 ir vien tik tai sąmoningai pasirinktas dėkingumas, jis jau kelia mūsų kūno vibraciją, jis jau kelia mūsų energetinių laukų vibraciją iki 45 hercų. Tai yra padėka, dėkingumas, tas ačiū, suvoktas protė. Ir tai jau yra lūžio taškas. Iš priekaišto, iš pretenzijos, iš reikalavimo pereiti į suvokimą, kad niekas nieko man neprivalo, niekas niekam nieko neprivalo. Nei man niekas nieko neprivalo, nei aš niekam nieko neprivalau. Nei dėl manęs niekas nieko neprivalo. Tai reiškia, kad aš vien tai suvokęs, vien per protą pradėjus sakyti ačiū, nustoju sukti negatyvo ir kančios pilną patirčių ratą. Aš sustabdau šitą savo negatyvę karmą, tą vibraciją žemame lygyje. Toliau, geraširdiškumas, geranoriškumas, didingumas, tokia geras nusiteikimas, noras padėti, kai žmogus priima pagalbą. Aišku, jokių būdų nereikia padėti. Čia kalba eina ne apie pagalbą iš trūkumo, kai aš, pavyzdžiui, noriu kažką padėti, kad gauti atgal. Čia ne apie tai. Čia eina toks, kai aš esu pilnas, laimingas, džiaugsmingas ir noriu padėti. Tai šita vibracija jau yra 95 hercai. Tai reiškia, kad man nieko netrūksta, aš esu pilna, galiu dalintis, be noro gauti atgal. Ir ką aš vibruoju
visatai, aš esu pakankamas, aš esu pilnas, aš esu pilna. Ir tai reiškia, kad aš gaunu dar daugiau visko, kas man patvirtina, kad man nieko netrūksta, kad aš esu pilnatvėje. Toliau, dar aukštesnė vibracija yra širdingas dėkingumas. Tai yra 140 Hz ir aukščiau, kai jau tai yra suvoktas, išjaustas, tai yra, kai jau aš nutiesiau tiltelį iš neapykantos, iš nuoskaudų, iš įsižeidimo, nutiesiau tiltelį, pradirbau tas emocijas, suvokiau tas emocijas ir išėjau į suvokimą, kad tikrai niekas nekaltas, aš taip susikūriau su savo vidiniu užsakymu, su savo vidiniam programom, su savo atsineštų kraičių iš praeitų gyvenimų. Ir kai aš išeinu į nuoširdų dėkingumą, aš vibruoju 140 Hz ir daugiau, nes esu dėkingume. Tada aš pastebiu visatos dovanas, kurių kiti nepastebi. Ir mano dėmesys yra sutelktas į gausą ir pilnatvę. Tai yra užsakymas - gausa ir pilnatvė. Gausa ir pilnatvė. Ir kuo aš daugiau esu širdingame, tame nuoširdžiame dėkingume, tuo aš daugiau gausiu situacijų, už ką galėsiu dėkoti. Toliau, dar aukštesnė vibracija yra vienybė ir bendravimas. Tai yra bendravimas su kitais žmonėmis, 144 Hz ir daugiau, kai aš esu priėmime, nuoširdume, draugiškume, kai nėra mane jokio išskaičiavimo, kai nebėra smerkimo, kai nebėra vertinimo. Nes vertina, smerkia, žaidžia visą tai mūsų protas, mūsų programos, mūsų ego, mūsų išdidumas. Bet kai mes suprantam, kad viskas vyksta iš vidaus į išorę, mes suprantam, kad aš nestovėjau kito žmogaus batose, aš nepatyriau kito žmogaus vaikystės, aš nežinau, su kokiom traumom jis yra gimęs, patyręs praeituose gyvenimuose. Ir tada aš tiesiog sąmoningai nustoju lyginti su kitais žmonėmis, sąmoningai nustoju smerkti kitus žmonės, nes tai jų gyvenimas ir manęs tai neliečia. Tai jų pamokos, tai jų patirtis. Ir tada aš einu į bendravimą be jokio išankstinio nusistatymo, be jokių kovos mechanizmų, be jokio nepasitikėjimo. Aš tiesiog žinau, kad kiekvienas eina savo keliu, kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir ką aš spinduliuoju saugumą, aš spinduliuoju priėmimą, aš spinduliuoju pasitikėjimą. Ir tai yra mano užsakymas visatai, tai jau yra tiesioginė kalba su visata, tai yra mano magnetas. Saugumas, priėmimas, pasitikėjimas. Toliau atjauta. Atjauta spinduliuoja 150 Hz ir daugiau. Nesumaišykim jokių būdų atjautos su gailesčiu. Gailestis yra labai žema vibracija, gailestis kyla iš išdidaus žinojimo, iš noro padėti, ten kažkaip ištaisyti, ištempti ir gailestis vibruoja 3 Hz. O atjauta tai yra, kai aš suprantu situacijos svarbą, ar kito žmogaus skausmą, kito žmogaus kančią. Tačiau su tuo nesusitapatinu. Bet padedu, palaikau taip, kaip galiu, jeigu žmogus nori pagalbos. Nes kartais žmonės nenori pagalbos, kartais jie nori būti aukos vaidmenyje, kartais jie nori išbūti tame kažkokiame skausme. Ir tada, kai yra atjauta, mes nesikišam. Mes duodam tiek, kiek žmogus nori gauti, mes suprantam, suvokiam, bet nepažeidžiam jau šitoj vietoj visatos dėsnių, nes tiesiog mes suvokiam, kad dabar jis išgyvena tokius procesus, kurie yra jam reikalingi, jam naudingi, tai yra jo pamokos. Ir netgi jeigu atsitinka taip, kad kažkoks žmogus ten mane apreikė, ten, nežinau, kažką negražiai pasakė, ten, nežinau, stumtelėjo galų gale, ten kažkur viešoje vietoje, ar ne viešoje vietoje, nesvarbu, aš netgi atjautą jaučiu ir tokiam žmogui. Nes aš suprantu, kad tai ne apie mane. Tai yra apie jo skausmą vidinį, apie jo kažkokias programas, apie jo nusiteikimą, apie jo kovą, apie jo pyktį, bet ne apie mane. Ir aš tokiam žmogui irgi jaučiu atjautą. Sakau, jam skauda, jam taip yra. Ir kai žmogus yra atjautoje, jis pakyla virš jau 150
vibracija, pastebėkite, yra aukštesnė už žmogaus kūno vibraciją. Ir ta vibracija atjautos keliamus virš 3D matricos. Tai yra, mes labai aiškiai suvokiam, kad visatoje nėra klaidų. Kiekvienas kuria savo patirtį, mes esam atsitapatinę nuo kančios, nuo kažkokio žmogaus kančios, nuo globalių įvykių kančios. Mes esam atsitapatinę nuo kančios, kurią sukelia sistema, ar ne? Nes aš žinau, kad aš kuriu savo pasaulį ir tik aš esu atsakinga už tai, kas vyksta mano gyvenime. Ir šitoj vietoj, ką aš spinduliuoju visatai, aš spinduliuoju vidinį įgalinimą. Aš esu stipri, aš esu suvokianti, aš esu pakilusi virš įpročio erzintis, virš įpročio pykti, virš įpročio gailėtis, ar ne? Aš esu neutralume, aš esu leidime. Ir kuo stipriau aš vibruoju šitą vibraciją, atjautą, tai yra įgalinimą, aš stipri, aš suvokianti, aš pakilusi, tuo daugiau įrodymų aš gaunu iš visatos atgal. Nes aš tokiu būdu užsakau, kad aš esu galinga, aš esu stipri, aš esu suvokianti, aš esu pakilusi. Ir manęs nebeliečia tai, kas priklauso 3D matricos žaidimui. Toliau meilė. Meilė vėlgi yra 2 rūšių, kaip ir dėkingumas. Meilė gali būti suprasta, suvokta per protą, kaip gražus švelnus jausmas, kaip tokia graži, didinga jėga, bet žmogus dar nemoka atskleisti tos vidinės meilės, dar nemoka mylėti širdimi. Jis spinduliuoja švelnumą ir šilumą. Ir šita meilė turi 50 Hz. Ir tai yra gerai, taip kaip ir dėkingumas suvoktas per protą, kuris turi 44 Hz. Taip ir meilė suvokta per protą turi 50 Hz. Ir kai aš spinduliuoju tą suvoktą per protą švelnumą, šilumą, tai aš ir gaunu iš pasaulio šilumą ir švelnumą. Na, o meilė, kuri yra generuojama iš širdies, ji yra lygiai taip pat kaip ir atjauta 150 Hz. Jos vibracija yra 150 Hz. Tai reiškia, kad tai yra jau tokia besąlyginė meilė. Meilė iš išminties, iš tokios priėmimo, leidimo viskam būti, kai aš tiesiog leidžiu viskam būti. Nes aš suprantu visatos veikimo principus. Aš suprantu, kad visatoje klaidų nėra. Aš suprantu, kad viskas vyksta todėl, kad taip vyksta pagal kiekvieno žmogaus užsakymą arba per globalų visos žmonijos užsakymą. Tai, kas vyksta, ar ne, tai, kas vyksta globaliai ir mums nepatinka, tai yra bet kokiu atveju mūsų kūryba. Mūsų visų kūryba. Ir jeigu tai kiekvienas suprastų, jis nustotų kovoti su sistema, nustotų kovoti su įvykiais, nustotų kovoti su tai, kas man nepatinka ir atsigręžtų kiekvienas į save. Ir kai kiekvienas į save atsigręžęs kurtų tą besąlyginę meilę, visa tai turėtų potencialą transformuotis, ištirpti, išnykti, nebelikti. Nes jeigu mes nebemaitinam kažko tai savo energiją, tai pasitraukia iš mūsų gyvenimo. Jeigu mes nemaitinam karą savo energiją, karas pasitraukia iš mūsų gyvenimo. Net jeigu jis kažkur vyksta ir yra, mūsų gyvenime jo nėra. Tai kai mes veikiam iš tos besąlyginės meilės, kai aš leidžiu viskam būti per tą gilų suvokimą, kad visatoje klaidų nėra, kad viskas vyksta dėl mūsų pačių kūrybos, tada nebelieka kaltės jausmo, visiškai jis pradingsta. Nebelieka pasmerkimo ar bausmės baimės, nebelieka aplamai atstūmimo kažkokios baimės, nes aš esu meilė, aš myliu ir priimu save. Man nebereikia užsitvirtinti, man nebereikia pasitvirtinti, kad kažkas iš išorės pasakytų, kad aš esu pakankama. Aš tiesiog tada spinduliuoju tą lengvumą, savęs priėmimą ir leidimą viskam būti. Ir kai aš leidžiu viskam būti, aš leidžiu savo visokiam būti. Ir tame yra didelė paslaptis. Nes mes labai dažnai kovojam su pasauliu, nes mes nemylim savęs tokių.
O kai mes besąlygiškai mylim save visokius, mes besąlygiškai mylim žmonės visokius. Ir aš esu išėjusi į tą tokią besąlyginę meilę per kontempliaciją. Tai yra, vėlgi tai buvo mano patirčių pačioje pradžioje, kai aš jau atradau tą gebėjimą transformuoti energijas ir dariau kontempliaciją. Ir ėjau aplink ežerą ir tiesiog kontempliavau, tai kas yra meilė, o ką jei ne tai, kas yra meilė. Ir 2 valandos kontempliacijos aš pabaigiau eiti aplink ežerą ir nuėjau į parduotuvę. Ir aš žiūriu į žmonės ir negaliu patikėti, man jie visi spindi auksu ir visi tokie, kaip pasakyti, net nežinau, mylėtini. Man tai buvo labai labai nauja, tokia kaip demo versija, va kur reikia eiti, va kaip gali būti. Tokia tarsi prisilietimas prie to, kur aš einu. Ir tai buvo man labai labai toks stiprus išgyvenimas, kad va, aš galiu mylėti viską kiaurai. Kad va tai ir yra besąlyginė meilė, kai tu žiūri ir nebelieka jokio vertinimo, jokio ten sverkimo, jokių minčių. Tiesiog yra žmogus, kuris spindi auksu. Tai yra jisai, kiekvienas mes spindim auksu. Mes kiekvienas turim tą savo sielą, dvasią, tą vidinį krištolą, tą vidinį spindesį. Ir būtent tai aš mačiau kiekviename žmoguje. Ir tai buvo fantastinis jausmas. Tai buvo nepakartojamas, bet tai aš tai vadinu demo versija. Man davė prisiliesti ir gal 10-20 minučių aš pabuvau tame pojūtėje, tame jausme, toj besąlyginiai meilėje ir paskui viskas vėl užsidarė. Ir tam, kad vėl daeiti iki to, jau tada teko dirbti su tais įrankiais, ar ne? Tiesti tiltelius ir žiūrėti, tai kodėl aš čia negaliu priimti to, negaliu priimti ano. Ir besąlyginė meilė yra siejama su ta būsena, kad aš esu amžina, beribė ir meilės pilna būtybė. Aš esu visa visata ir aš esu vienyje su visa visata. Aš esu priimta visatos. Ir ta besąlyginė aukščiausia vibracija vienio su visa visata turi 205 Hz ir aukščiau. Ir tai pasireiškia kaip vidinis balansas, harmonija, džiaugsmas, bet ne euforija, toks vidinis džiugesys, ramybė, pilnatvė, gausa ir va tas jausmas, kad gyvenu tėkmėje, gyvenimas tėkmėje. Tai mes renkamės, ką išspinduliuoti į aplinką, kokią žinią, kokį užsakymą ištransliuoti visatai. Todėl būkime labai labai atsakingi už savo kūrybą. Ir, kaip minėjau, taip, net priėmus sprendimą labai atsakingai vibruoti, labai atsakingai kurti tą vidinį magnetą, peršokti mums nepavyks. Peršokimas vadinamas pozityviu mąstymu. Tai reiškia, kad aš apsimesiu, kad niekas nevyksta, aš ignoruosiu jausmus, aš tik tai ten dėkosiu, džiaugsiuosi ir pozityviai mąstysiu. Taip, tai yra žymiai geriau. Aš visada sakau, tai yra žymiai geriau, nei priekaištauti, pykti, reikalauti ar ne, kovoti, bet rezultatų norimų iki galo tai neduos. Nes užslopinta emocija, praignoruota problema, jinai savaime neišsispręs. Mes turime pamatyti, nerti į problemą. Taip yra tokia problema. Taip, aš dabar ten turiu, nežinau, asmeninį bankrotą patiriu, ar ne? Pasiėmiau paskolą, praradau darbą, nebegaliu grąžinti paskolos, reiškia praradau būstą, pasiskelbiau valstybei kaip fiziškai bankrutavęs, ar ne? Ir jeigu aš užsimerksiu, sakys, oi, viskas čia gerai, viskas išsispręs. Ne. Aš neriu į šitas emocijas, aš išgyvenu visą skausmą, aš išgyvenu visą netektį, aš išgyvenu visą neteisybę, aš išgyvenu savęs kaltinimą, kažkokią klaidą, ar ne? Priimu visą tai, apžiūriu visą tai. Va čia, šitam vidury. Išjaučiu visą tai, išgyvenu visą tai. Paleidžiu, transformuoju į baltą šviesą ir tada turiu kitą emociją, kitą energiją. Ir tada sąmoningai ją vibruoju. Tai jūsų tikslas yra pirmiausia suprasti, ar ne? Suprasti, kaip veikia visata, tai yra perprasti visatos kalbą.
Ir jeigu jūs tai perprasit, tai jau didelis pirmas žingsnis, ar ne? Kad ne išorėje mano problemos, bet viduje. Viskas yra mano viduje. Tai pirmas žingsnis yra perprasti visatos kalbą. Tai yra tai, apie ką aš visą šitą valandą kalbėjau. Antras žingsnis - prisimti atsakomybę už tuos jausmus, kurie kyla manyje. Nerimas, susirūpinimas, įtampa, pavydas, gobšumas, baimė, nepasitikėjimas, trūkumas meilės ir pritarimo, nesaugumas, trūkumas kontrolės ir daugybė kitų. Tai yra prisimti atsakomybę už esamus jausmus ir prisimti atsakomybę už jų transformavimą, nes niekas šito darbo už tave nepadarys. Tik tai tu gali tai padaryti. Ir priklausoma nuo to, kiek yra to sunkios energijos prikaupta, kiek yra prisukta negatyvios karmos, priklauso nuo to, kiek laiko tau reikės dirbti su tuo, kad išeitum į aukštą vibraciją. Bet šitas darbas su savimi duoda nuostabius vaisius, saldžius vaisius. Ir todėl tikrai verta pasiryžti. Tai yra prisijimti atsakomybę ir eiti, žengti tą žingsnį, eiti į tyrinėjimą savo vidinių būsenų ir transformavimą į aukštesnės būsenas, tai yra to, ko aš noriu. Toliau, trečias žingsnis, apie ką aš jau kalbėjau, tai yra suvokti, kad nėra prasmės nei pergyventi, nei nerimauti, nei įsitempti, nei bijoti, nėra prasmės. Nes tokiu būdu aš tik dauginu ir stiprinu tai, dėl ko pergyvenu. Tik dauginu ir stiprinu tai, dėl ko įsitempiu. Tik dauginu ir stiprinu tai, ko aš bijau. Kuo stipriau bijau, tuo greičiau tą įvykį traukiu į savo gyvenimą. Bijau susirgti sunkia liga, kuo stipriau bijau, tuo greičiau ir su didesniu pagreičiu tai artėja link manęs. Bijau pakliūti į avariją ir žūti, kuo stipriau bijau, tuo su didesniu pagreičiu aš tai traukiu link savęs. Bijau, kad mano sutuoktinis mane išduos, paliks, tuo greičiau traukiu. Kuo stipriau bijau, tuo greičiau pritraukiu. Tai kokia prasmė bijoti? Kokia prasmė pykti, jeigu įvykiai išorėje priklauso nuo mano vidinių būsenų? Kokia prasmė pykti, kontroliuoti, auklėti, nekęsti, jeigu viskas yra mano viduje? Ir netgi jeigu vienas objektas, ant kurio aš pykau, nekenčiau, ten įsižeidinėjau ar nereikalavau, pasitrauks iš mano gyvenimo, kažkokiu tai būdu skyrybos, mirtis, dar kažkaip ar ne, į kitą šalį išvažiuos, ateis kitas žmogus, kuris lygiai taip pat spaudinės mano mygtukus esančius mano viduje. Toliau, ketvirtas. Kad visą gyvenimą patirime tik per kūno pojūčius, kurie mums nepatinka, arba ir mes jais bjaurimės, arba atvirkščiai, kūno pojūčiai, kurie mums labai patinka, mes jų trokštame ir prie jų prisirišame. Ir bet kokiu atveju tiek mes bjaurėdamėsi nekęsdami, tiek trokšdami mes patirime kančią. Ir kai mūsų tikslas, ar ne, yra išbūti, kiekviename kūno pojūtyje išbūti, priimti jį, pripažinti, išjausti ir paleisti, transformuoti. Penktas priminimas jums: nuo jausmų nepabėgsi. Ignoravimas yra saviapgaulė. Tai kaip mes mokam elgtis su jausmais, tai mes mokam arba juos išspinduliuoti į aplinką, atiduoti kitiems, išpykti, išrėkti, iššaukti, išliūdėti, išverkti, arba mes mokam meluoti savo. Tai yra užspausti, užslopinti, paslėpti, tipo nėra. Tai nei viena, nei kita mums nepadės. Ir nereaguoti nereiškia ignoruoti. Nesumaišykit šitoj vietoj, nes aš labai dažnai miniu žodį nereaguoti. Bet nereaguoti reiškia būtent neišspinduliuoti į aplinką ir neužspausti, o pripažinti. Pripažinti, išjausti, išgyventi ir paleisti. Tai šitoj vietoj penktas punktas yra nereaguoti, bet ne per ignoravimą, ne per išspinduliavimą, ar ne, kad ir trumpalaikį, bet būtent per leidimą tam būti savo viduje, per patyrimą to jausmo, to pojūčio, per išgyvenimą to jausmo ir pojūčio. Ir ko mes leisim savo ilgiau išbūti, ištyrinėti, išjausti ir paleisti, tuo tas jausmas vis ir nereaguoti, tai yra nesureaguoti taip, kaip tikisi aplinka, tuo tas jausmas darysis vis silpnesnis, silpnesnis, silpnesnis ir galų gale jis mus paliks.
Na ir sąmoningai kelti ir palaikyti aukštą dažnio vibracijas. Tai yra užpildyti save pradinę šaltinę energiją ir yra daugybė išorinių būdų, kaip mes galime savo padėti kelti vibracijas. Pavyzdžiui, labai paprasta tai yra muzika, dainavimas, garso vibravimas, kad ir garsai om, ar ne, garso terapijos, tai yra ir dubenėliai, ir varpeliai, ir gongai, ir būgnai. Visa tai turi labai aukštą vibraciją. Muzika susijusi su labai aukšta vibracija 396. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, patiriam sielvartą kokį nors, nebūtinai sielvartą, bet kokią sunkią emociją, mes sutinkam ją jausti ir, pavyzdžiui, pasiimam lėtai būgną mušti, ar ne? Ir jaučiam ir mušam būgną. Tai tas būgnas mums padės. Jo vibracija yra aukšta ir mums padės išbūti, iškelti ir paleisti. Tai yra daug pagalbos priemonių, arba garso dainavimas om, ar ne, arba bet koks kitas, arba mantrų giedojimas. Mantrų giedojimas pats iš savęs, kaip ką jisai daro, jisai vėlgi per tą garsą, ar ne, kelia mūsų vibraciją. Ir žodis kiekvienas žodis turi savo vibraciją. Pagalvokit, kaip skamba žodis meilė, ar ne, ir kaip skamba žodis nekenčiu. Kiekviename žodyje yra koduota vibracija. Ir netgi yra mokslininkas, kuris, aišku, labai daug įdėjo pastangų tirdamas šitą vibracinę, garso vibraciją, žodžio lingvistikos vibraciją ir atrado netgi, sukūrė matricas veikiančias mūsų kūną, gydančias mūsų kūną ir šiuo metu jo jau nebėra, jisai buvo pašalintas dėl kažkokių tai priežasčių. Tai būtent jis kalbėjo apie žodžio vibraciją. Reiškia, kad palaikykim save žodžiu, palaikykim kitą žodžiu, koks tu nuostabus, koks tu žavingas, kaip tu šiandien gražiai atrodai, kokia aš esu dėkinga tau už tai, kad tu tą ir tą. Tai yra palaikykim, kokia aš esu savo dėkinga už tai ir už tai. Žodyje taip pat užkoduota vibracija. Tai reiškia muzika, dainavimas, kalbėjimas. Toliau, kas kelia dar mūsų vibracijas, tai yra kūryba, rankdarbiai, meno terapija, tai yra galima piešti, galima megzti, galima lipdyti, galima podelius žiesti, ar ne? Tai yra daugybė rankdarbių, kurie labai stipriai virpina mūsų kūną, virpina mūsų protą, mus įveda į aukštą būseną, į aukštą vibraciją. Ir netgi jeigu tu esi sunkioje emocijoje ir nemoki nutiesti to tiltelio, transformuoti energijas, tai jeigu tu save palaikysi bent valandą dienoje, toje aukštoje vibracijoje, tai jau tavo gyvenimas po truputį ims keistis į geresnę pusę, ar ne? Toliau, kas man labai patinka ir kas labai kelia vibracijas, tai yra eteriniai aliejai. Aš juos be galo mėgstu, aš juos tiesiog mėgstu, tiesiog be jų nei žingsnio negaliu, pas mane visur jų pridėliota, visur prikaišiota ir kiekvienas eterinis aliejus turi savo paskirtį, turi savo vibraciją ir rožių eterinis aliejus turi vibraciją 330 MHz. Tai yra irgi labai keliančios mūsų vibracijas, augalų sielos vibracijos. Toliau, kas be galo padeda kelti vibracijas, gerinti nuotaiką, jeigu taip pasakyti, tai yra sportas, šokis, joga arba bet koks judėjimas, buvimas gamtoje. Tai yra viskas, kas išjudina susistovėjusią seną energiją. Ir netgi eidami kvėpavimo praktikos labai stipriai išjudina užsistovėjusią energiją. Ir netgi eidami, pavyzdžiui, pasivaikščioti, mes galime įsivaizduoti, kaip mes iškvėpiam savo negatyvę kažkokią emociją, nenorėdami jos atsikratyti, bet tiesiog pripažindami ją, mes iškvėpiam, mes pamatom, kiek jos daug ir paleidžiam. Ir kai mes judam, mums labai daug lengviau, kaip pasakyti, vyksta tekėjimas, tėkmė, keičiasi energijos daug lengviau, negu mes esam sėdėjimo pozicijoje, tai yra sėdimas darbas, namuose sėdim, prie televizoriaus sėdim, tai tada mes užsistovim kaip pelkė. O jeigu mes daug judam, mes tekam, pro mus teka energija kaip upė. Toliau mūsų emocijos, mūsų mintis, ar ne, irgi labai svarbu. Toliau skonis, tai yra ką mes valgom, kaip mes valgom, ar mes valgom daug ir bet ką,
kas papuolė, ar mes renkamės valgyti tą, ką aš šiuo metu noriu, ar mes gurmaniškai valgom, ar mes patiriam valgymo malonumą, ar ne? Tai reiškia, kad valgymą irgi galima paversti mėgavimosi ritualu, tai yra tokiu lėtu mėgavimosi ritualu, kuriuo metu mes nepersivalgysim, nesuvalgysim tai, kas mums neskanu, ir tada vėl nesuksim to rato dėl mitybos, tai yra, kad aš persivalgiau, aš vėl save graužiu, aš kaupiu viršsvorį, aš nekenčiu savęs. Tai reiškia, kad jeigu mes paversim valgymą mėgavimusi, visa tai nukris. Na, toliau meditacija, aišku, padeda. Šypsenos praktika, labai padeda šypsenos praktika, kadangi kai mes šypsomės, mūsų protas gauna informaciją, kad viskas yra gerai, nėra ko nerimauti. Ir pradeda išskirti laimės, ramybės hormonus. Tai reiškia, kad vien šypsodamiesi mes galim transformuoti nerimo energiją. Dėkingumas. Dėkingumas išjaustas ar per protą suvoktas irgi, bet koks geras dėkingumas kelia mūsų vibracijas. Tai yra dėkingumo dienoraščiai, dėkingumo kortelės, dėkingumo rašymas ir pripažinimas. Ir dėkingumas turi keletą savo laipsnių. Pirmiausia, kai mes dėkojam už tai, kas įvyko gero, ko mes anksčiau nepastebėdom, dabar pastebim. Paskui, kai mums kažkas gero padarė, tada dėkingumas savo, kad aš kažką pastebėjau, kažką padariau, savimi pasirūpinau. Tada dėkingumas už tai, kas įvyko, bet mums nepatiko, bet aš esu dėkinga, nes aš suvokiu, kad man verta į save pasižiūrėti ir suvokti, o kaip aš tai susikūriau. Ir aukščiausio laipsnio dėkingumas, kai aš esu dėkinga tiesiog už tai, kad esu, ir aš esu dėkinga tau už tai, kad tu tiesiog esi. Tai yra, vibruoju, nuolatos esu dėkingumo vibracijoje. Meilė savo. Reiškia, kiekvieną dieną paklaus savęs, kaip aš galiu šiandien save nudžiuginti, kaip aš galiu šiandien savo parodyti, kad aš save myliu. Tai gali būti bet kas, aktyvios pramogos, kinas, stalo žaidimai, kažkokios tai grožio procedūros, bet kas, kas tiesiog savęs paklausti, kaip aš šiandien galėčiau savo parodyti, kad aš save myliu. Ir padaryti tai. Na ir žinoma, labai padeda juokas, joko joga, komedijos visokios, kurios tikrai jums juokingos. Tai yra tai, kas sukelia juoką, mažų vaikų juoko klausytis. Visa tai skatina mus persijungti. Ir kuo dažniau mes persijungsime, tuo lengviau bus išeiti iš tų sunkių emocijų, jas transformuoti, ar ne, nutiesti tą tiltelį. Va, tai šiandien aš išsakiau viską, ką norėjau išsakyti, tai prašysiu jūsų pasidalinti, ką šiandien išsinešu iš šitos paskaitos, ką nuo šiandien aš suvokiau labiau, stipriau, galbūt iki galo suvokiau, ką aš jau daug kartų buvau girdėjęs, bet kažko trūko. Ne? Ir vat šiandien aš galutinai suvokiau. Tai yra, ką aš nuo šiandien jau pradėsiu taikyti savo gyvenime. Ir vėlgi priminsiu, kad jeigu jums reikia pagalbos iš šitos sunkios emocijos, nutiesti tą tiltelį į tą lengvą emociją, tam esu aš ir tam yra daugybė kitų vedlių, praktikų, mokytojų, kurie tikrai žino, ką daro, žino, kaip tai daryti ir gali jums padėti susitvarkyti, nutiesiant šitą tiltelį, tai yra išmokyti jūs, kaip šitą sunkią emociją paversti aukšto dažnio vibraciją. Labai prašysiu pasidalinti, ką šiandien jūs gavote iš šitos paskaitos. Taip, Lidija rašo, ar žodžio vibracija veikia tik jį ištarus garsiai, ar toks pats efektas ir tą patį žodį išjaučiant ir tariant mintyse? Labai geras klausimas, Lidija. Aš esu eksperimentavusi su žodžiais ir tikrinusi žodžio vibracijas. Tai labiausiai veikia žodžio vibracija tada, kai mes suprantam žodžio reikšmę ir ją išjaučiam. Kai ją mes išjaučiam. Jeigu mes tik sakom tokią, sakykime, žodį be emocijos, tai jis yra kaip per protą suvoktas žodis, jis turi, aišku, geresnę vibraciją negu žemą, žodis turi savo vibraciją, bet esmė yra, sakant žodį, jausti jį. Jausti, nes visata mus supranta per jausmą. Jeigu kažkas iki šiol dar nesupratot,
Tai kai aš sakau vibracija, aš sakau jausmas. Visata mus supranta per jausmą. Ar ne? Tai žodis sukelia jausmą, jausmą supranta visata. Aš esu gausoje, aš esu dėkingume, aš esu meilėje. Aš esu Lidija, kuri šiuo metu vibruoja meilę. Ir jaučiam meilę. Ir jaučiam meilę. Aš esu Lidija, kuri šiuo metu vibruoja, jaučia dėkingumą. Aš esu dėkinga. Aš spinduliuoju dėkingumą. Ir tokiu būdu siunčiu užsakymą visatai. Visata mane supranta tik per jausmą. Tik per jausmą. Taip, Milda rašo, šiandien aš suvokiau stipriau, kad viskas, kas vyksta pasaulyje, kas man nepatinka, tai yra visos žmonijos kūryba. Ir tik nuo manęs priklauso, reaguoju arba ne. Ir taip pat labiau suvokiau atjautos prasmę. Na va, kaip šaunu. Ačiū, Milda, kad pasidalinai. Taip, laukiu dar pasidalinimų. Tikrai labai svarbi yra refleksija ir tai yra vėlgi tai, ką jūs gaunat, turi įvykti balansas. Tam, kad jūs galėtumėt panaudoti tai, ką jūs gavot, jūs turit įdėti savo energijos, noriu gauti, turiu duoti, ar ne? Ir pasidalinimas šiuo metu būtų kaip balansas. Kaip balansas padėkos, ar ne? Išsakant, reflektuojant, ar ne? Ką aš pasiėmiau, ką aš suvokiau, ką aš naudosiu kitaip. Va, Lidija rašo, šiuo metu ir aš tikrai jaučiu ir spinduliuoju dėkingumą. Taip, nuostabu. Dėkingumas yra labai aukšta vibracija, kaip mes jau šiandien tai supratom, išsiaiškinom ir patyrėm. Tai dar kartą užakcentuojant, ar ne, visata mus supranta per jausmą. Per jausmą. Puiku. Gerai, tai aš suprantu, kad čia yra laiko dar tarpas tarp to, kada aš ištransliuoju informaciją ir tarp to, kada jūs išgirstate ją ir dar reikia laiko, kol ateina jūsų žinutė iki manęs. Va, jūs te rašo priminimą apie vibracijos pasirinkimo laisvę. Taip. Na ką, tai šiandien ties to ir baigsiu. Aha, Danguolė dar parašė. O jeigu tau sako žodį kitas asmuo ir be to jausmo, kurį neša to žodžio prasmė, klausimas, ar aš tą žodį priimu bejausti. Jeigu tau žmogus sako tą žodį, tai tu jį priimi per jausmą. Visada mes viską priimam per jausmą. Tai yra, jeigu jūs paklausytumėt dar praeitą paskaitą, be jausmo, taip. Jeigu jūs paklausytumėt praeitą paskaitą, tai jūs suvoktumėt, kad prisimintumėt, ar ne, kad yra 5 kūno pojūčiai, per kuriuos mes surenkam informaciją, kuri virsta jausmu. Kūno pojūčiais jausmu. Ir jeigu mes nesureagavom, neįvyko jokio jausmo, neįvyko jokios reakcijos, reiškia, jeigu tas žodis buvo negatyvus, tai aš nepriėmiau šitos dovanos. Vat man kažkas norėjo padovanoti, mane įžeisti, mane supykdyti, mane sukelti pykčio, bet aš nesureagavau, aš nepriėmiau jo tos dovanos, aš ją palikau ją. Jeigu man sako gerą žodį, kaip tu šiandien gražiai atrodai, o aš ten susigūžiu ir sakau, ką čia, ką tu nejuokau, tai vėlgi, ką aš išspinduliuoju, visai ne tai, ką man žmogus siuntė. Man žmogus siuntė, sako, kaip tu nuostabiai šiandien atrodai. Ir aš turėjau prajausti tokį pasitenkinimą, dėkingumą, pasitikėjimą, o aš susigūžiau. Tai reiškia, žodis buvo vienas, o mano reakcija buvo visai kita. Ar ne? Viskas priklauso nuo mūsų reakcijos, nuo mūsų jausmo. Taip, Vilma. Priminimas man, esant sunkiai emocijai, pripažinti, išjausti ir paleisti. Taip. Dar lyg tai buvo kažkokia mintis man atėjusi, bet jau jinai pabėgo.
Na, jeigu dar ką nors paklaustumėt, gal pasakyčiau. Taip, gerai, na ką. Tai bet kokiu atveju esu dėkinga jums, kad esat čia. Rugsėjo pabaigoje arba netgi spalio pradžioje planuoju kursą. Tai kas norit išmokti arba kas norit užtvirtinti, pakartoti, tai kviečiu sekti naujienas, nersim į savo gilį, kapstysim savo programas ir tiesim tiltelius iš sunkių emocijų, iš sunkios vibracijos, iš užsakymo, kurio aš nenoriu, į užsakymą, kurio aš noriu. Esu dėkinga iš viso širdies ir sakau iki kitų kartų. Iki.